Sveiki visi YouTube žiūrėtojai. Sveiki, Mes esam Laima. ir Jonas ir mes norim pakviesti į mūsų naują YouTube kanalą pavadinimu Mažais žingsneliais link tikslo. Tikimės, kad jums patiks. Ir Ir už minutę susitiksime Dzūkijoje. Let's go. In a quarter of a mile, turn left on Silo Street. Kaimelis Dzūkijoje Trakų rajone. Berželis buvęs kažkoks tai po dešinį pasižiūrėti. o čia kas tokia? Parduotuvė turbūt buvęs kažkada. Turn left on Silo Street. Then turn left on Gelazos 1 OG Street. O tu įsivedė į jo gatvę? Aš įsivežiau centras šio gatvę. Jau paruošta surinkti. Tai mums reikia kažkur važiuoti pro kapines, kad ten užvažiuoti. Turn Tai va left čia on yra Gelazos 1 OG Street. ką, senelio gatvė, o mes važiuojam pro galą. Taip tiesiai tada važiuojam. Alyvos. Laukai. Visur. Backdoor. Saulė šviečia. 18. Čia rašo turėtų būti 19, čia pro kažką. Tas bičių namelis, man atrodo, gal ne. Šiandien pravažiavome. Ne, važiuok, jau neatsimenu. Savų namų. Turbūt. Na, važiavom, tu kur įėjimą ar matai? Ne, nu tai tavo ten keli gatvė yra dar kur pavažiuoji. Važiuok, dar taigi turbūt pieva, galas savo matyti. Važiuok, čia yra tas Viltons nams. Laukai toli. Mes, man atrodo, už tų daržinių čia dar turim važiuoti. Nebent aš jau čia taip nelabai žinau. Gal ne vietinė, sakyčiau. Įsivaizduoju. Važiuok dar, važiuok, Okay. važiuok. Nors ten matydavos tą fermą iš tavo tečio galo, Aš sakau. Enelė. Na, pavažiuojam biškį. Nu ką, atvažiuojam. Mus pasitinka lauko tualetai, senelio, nežinau čia kas, tvartas. Apie tokia gal nedavažiuoti iki padėlą. Čia pastato mašina, ne? Nu ką, welcome to Dzūkiją. Kaip sakai? Tai sakau, jin tokia iš visą ryja nupučiama. Žinai, lava čia. Na ką, užeinam. Į pirkę. Po kažkiek, po 30 metų. Šviesos nėra, aišku, nu, tai čia viskas, žinai. Nu ką, aš jau išsijungiu. O, kaip šalta. Šalta, ne? Nuotraukose tai daugiau atrodo vietos. Bet gerai, kad daug vietos nėra šis. Čia žemiau, žinai, rastai tie netitverti. Na ką, veidrodėlis. Čia skaityk ir visą va tą trobą pasivadina. Nu tai jo, nu tai ką tu. Bet tai kaip taip pat sustok. Kas tu ta troba? Tai čia ta troba stovi, tai... Ką, kaimo sodyba, kaimo gryčia. Valdas traukt
Atitraukiam šviesos. Ne, tai gal reikia, čia po vieną reikia. Na, išvažiuojant užtrauksim. Ir tada tvarkingai ištraukia viską. Žinai. Dėl langai tokie apvalyti, man atrodo. Tai to moteris juk sakė, ką valė. Palikims. Paveikslas. Viens. Jo, čia langai tai švarus. Daus nevalė, bet išlanda. Antras paveiksliuks. Gražiai žmogus piešia. Ai, rimtai. Čia kas yra toksai Vilnius? Nu, turbūt tai. Vilnius kažkokie seniai nustogai iš balkono. Rotušės aikštė, man atrodo. Ką tu keli? Tas pačias grindikės, kaip aš ir atsimenu. Viens prie vieno, žinok. Aš tai atsimenu, va čia ir sėdėdavomės. Na, čia matai, kaip padaryta lapita su tainė. Viena žodžia. Arbatinuks yra, good. O vandens dar tokia palika. Matei? Pečka. Čia kažkas daryta. Nesvarbu, čia viską mes pasižiūrėsim. Nu, matai, čia jis turbūt sutrūkė, čia dėl to ir eitų dūmai per tą sutrūkimą. Pasižiūrėsim čia viską mes, žinai. Bet įsidažė mėlynai, ne, žmonės? Mhm. Čia yra užkalta. Čia lentelės iki čia darė. Čia įsistatė buvo. Netgi, žiūrėk, spaltėse palika užklotą tokia. Nu ką, čia pats svarbiausias darbas atvažiavus į sodybą. Tai žolės pjovimas. Didelis dėkui buvusiems sodybos šeimininkams. Jie man paliko benzininį trimerį. Tai jis man tikrai pasitarnavo. Užtruko porą pusdienių man nupjauti visą teritoriją, bet jūs supraskit, žolė iki kelių. Apaugus šiais metais dar buvo nepjauta. Bet šiaip jau susiradom, kas prižiūrės ją, kas žolę pjaus. Dėkui vietiniam gyventojam. Iš gretimo kaimelio sukontaktavom. Tai problemų su žolės pjovimu nebus. Apie pačią sodybą. Žinoma, jin kažkiek pasikeitus. Kai kurių pastatų nebėra kluono, nebėra rūsio. Bet šiaip labai geri atsiminimai. Siela tiesiog džiaugiasi. Čia buvo praleistas visos mano vasaros, vaikystės vasaros. Tai žvejyba, uogavimai, grybavimai, visi vasaros malonumai. Kas gali nutikti Dzūkijoje, viskas nutiko čia. Tai man ši sodyba labai brangi morališkai, ne piniginė. Ne piniginė atžvilgių, čia ne pinigos esmė. Čia visi mano prisiminimai, visi įspūdžiai. Pabėgimas iš miesto į kaimą. Tai čia viskas. Tai tikrai siela džiaugiasi šito pirkiniu. Ir manau, kad bus tai tikrai nuostabus nuotykis mums, man, Laimai, jums žiūrovams. Stengsiuosi nufilmuoti viską, kas čia vyksta, papasakoti apie planus, apie siekimus. Ir tikrai, kaip apsitvarkysime daugiau, čia tikrai bus nuostabi vieta pabėgimui nuo miesto, nuo miesto triukšmo, nuo Londono, nuo to pačio Vilniaus. Nes žmogus, man asmeniškai, man reikia pabėgimo nuo to viso triukšmo. 26 metai Anglijoje, Londone, aš tikrai to triukšmo paragavęs. Ir kiekvieną dieną mes jame gyvename. Tai va tokie momentai, kai gali kažkur pabėgti nuo žmonių šurmulio, pabėgti nuo mašinų, kamščių. Tai yra nuostabu. Tai jei patiko šis video, subscribinkit mūsų kanalą, spauskit laiką, parašykit komentarą. Žinoma, pirmas video, čia daug nieko neparodžiau, bet sekančiose videose stengsiu išsamiau pafilmuoti,
daugiau medžiagos, daugiau vaizdų. Ir ką, noriu palinkėti jums geros kloties, gerų darbų, gerų įspūdžių ir taikaus gyvenimo. Iki sekančių kartų. Ir sudie.